Gavau siuntą iš Gamta Gydo, nusipirkau chlorelos. Žinau, kad brandas atsinaujino chlorelos pakuotės, tai pasižiūrėkim, kaip jos atrodo dabar. Man jau labai patinka pakuotė, nes yra stiklinis indas, jisai bus daugkartinis, šiaip labai gražus. Aš chlorelą su savimi nešiojuosi visada rankinukė arba kupriniai, tai bus žymiai patogiau negu tiesiog paprastose pakuotėse. Ir nuo šiol bus galima tiesiog įsigyti refilą po 100 gramų, tai bus ir pigiau ir žymiai patogiau net ir namuose laikyti šitam stikliniam inde. Tai 5 priežastis, kodėl aš vartoju chlorelą kiekvieną dieną. Priežastis numeris 1. Chlorelas savo sudėtyje turi virš 20 vitaminų ir mineralų, taip pat aminorūgščių, baltymų, chlorofilo, tai tiesiog nematau priežasties, kodėl reikėtų negerti chlorelos. Priežastis numeris 2. Chlorelą atradau tada, kai buvau vegetarė ir reikėjo baltymų, o kaip žinia, chlorelo yra netgi 3 kartus daugiau baltymų negu jautienos steike. Tai vegetaram, veganam čia yra produktas numeris 1. Priežastis numeris 3. Esu kažkada išgirdusi tokią frazę, kad chlorela yra kaip namų tvarkytoja, ji patekdama į mūsų organizmą tiesiog jį išvalo ir sutvarko. Tai kaip žinia, chlorela valo mūsų organizmą nuo toksinų ir sunkiųjų metalų, kurie tikrai neišvengiamai patenka į mūsų organizmą per orą, per maistą, su pesticidais, taip pat su kosmetikos priemonėm. Tad šiais laikais organizmo valymas yra tiesiog neišvengiamas. Priežastis numeris 4. Visą laiką pasiemu chlorelą į keliones, nes dažniausiai nutinka taip, kad tam tikras maistas nėra priimtinas mūsų organizmui, jam sunku adaptuotis ir sutrinka virškinimas. Tai chlorela visą laiką gelbėja mane ir tiesiog sutvarko visas mano virškinimo problemas. Ir priežastis numeris 5. Hekas pasiteisinęs 100 kartų, tai jeigu žinau, kad valgysiu nesveiką maistą arba kažkokį apsunkinantį maistą, stengiuosi išgerti chlorelą 20 minučių prieš maistą. Jeigu nežinau, tai tiesiog išgeriu chlorelą post factum ir kaip žinia, nesveikas maistas tikrai neprideda jokios vertės mūsų organizmui ir kartais reikia tiesiog tą nesveiką maistą greičiau pašalinti. Tai chlorela yra pats geriausias dalykas su tuo maistu greičiau atsisveikinti. Šiaip chlorelą aš dažniausiai maišau su vandeniu, bet galima tikrai maišyti ir į sultis, į jogurtus. Aš netgi gaminu ir gvakamolės padažą su chlorela. Labai geras dalykas apie chlorelą yra tas, anaiptol negu spirulina, ji neturi jokio specifinio skonio ir kvapo, malonu gerti ir visiškai netrukdo jokiam maiste, padažuose ar, nežinau, troškiniuose. Nuoširdžiai rekomenduoju būtent šią chlorelą, nes esu išbandžiusi įvairių brandų, įvairių pavidalų, tiek milteliais, tiek tabletėmis. Ir man labai patinka būtent šita chlorela, vien todėl, kad jinai maišyta su ašvaganda, juodgrūde ir linų semenimis. Tai čia yra tiesiog bombinis kombo.